Aš suprantu, pasitikėti savim yra gan sudėtinga. Ir manot, kad visą laiką, kad nesat pakankamai geras, ar kad negerai ten apsirengėt, ar ten kažkas atsitiko tokio, kad pasitikėjimas savim tiesiog krenta. Aš buvau visiškai lygiai tokia pačioje vietoje kaip ir tu. Visą laiką galvojau, kad ten mane kažkas džadžina, kad aš kažką blogai darau, kad ten pakeliu ranką mokykloje ir ten kažkas mane apkalba. Bet galų gale supranti, kad tai yra tiesiog niekai. Ir aš noriu jums padėti perlipti tą baimę ir suprasti, kad tai yra, kad pasitikėjimas savimi yra neįgimtas dalykas. Kiekvienas gali tai tobulinti. Kad kiekvienas gali pasitikėti savim savais būdais. Ir norėčiau pakalbėti šiandien apie 3 dalykus, kurias aš pats panaudoju ir gali padėti ir tau. Tai nenoriu tempti gumos ir pradėti nuo pirmo dalyko, tai yra tiesiog nebūk griežtas ant savęs. Tiesiog nebūk griežtas ant savęs, labai lengvai pasakyta, bet tiesiog supraskit, kad gyvenime turit save. Gyvenime visą laiką turėsit savo užnugarį ir kodėl jūs turit būti griežtas ant savęs? Kodėl jūs turit pykt ant savęs? Būkit geras savo. Galvokit apie save kaip apie savo geriausią draugą. Ar norėtumėt pasakyti savo geriausių draugui, kad tu nepakankamai geras? Arba tu kažką netaip darai? Ar tavo veiksmai netitinka tavo lūkesčių? Niekada taip nepasakytumėt. Bent jau aš tai tikrai nepasakyčiau savo geriausiam draugui. Kaip jūs, aš nežinau. Bet aš nebūčiau savo griežtas. Aš pats išmokau, kad tie statementai, kad tau dabar nesiseka, tau dabar neišeis. Aš visą laiką pakeičiu į klausimą, kodėl man neišeina. Ar aš galiu tai pakeisti? Ar tas pasikeitimas pakeis kažką? Ar tai pakeis mano gyvenimą? Ir tiesiog supranti, kad pykti ant savęs neverta. Gali panaudoti tai kaip kūrą, gali panaudoti tai sporto salėje, pykti ant savęs, kad ten kažko nepadarei, bet panaudoti geriems tikslams. Bet pykti ant savęs gadina savo pasitikėjimą savim. Ir aš niekam nesiūlau pykti ant savęs. Jūs turit gyvenime tik save, jūs visą gyvenimą būsit su savim. Turiu menį, kai būna tos naktis, kai būnat vienas ir suprantat, kad tiesiog ką turi tik tai save. Ir man irgi yra buvo tokių naktų, kai tiesiog guli ir supranti, kad tu turi save ir kodėl aš turėčiau pykti ant savęs. Kodėl aš turiu pykti ant savęs? Nepykit ant savęs. Nes gyvenimas privers tiesiog pradėti tausoti save, savo energiją, suprasti, kad pyktis yra bloga savybė ir kad būti geru žmogum pyktis neprives prie gerų dalykų. Antras dalykas yra kūno kalba. Aišku, banalu, kūno kalba, no shit, Sherlock, kad pavyzdžiui pamatot kokį oratorių arba pamatot paprastą mokytoją ir jūs pastebit, kaip jis pasitikė savim, priklauso kaip jis stovi. Jeigu tas žmogus yra susiraukęs, taip jaučiasi mažas, toks visas tiesiog žvarbantis, tiesiog drebantis, tai galvosit, kad jis nepasitikė savim, kad jis neturi kažką gero pasakyti arba jis nežino, ką jis čia daro. Tačiau visi norės išklausyti tokio žmogaus, kuris pasitikė savim, kurio pečiai yra platus, kuris tiesiog bando parodyti, kad jis yra jis. Tai būkit jis. Jūsų kūno kalba viską parodo žmogui. Kūno kalba parodo, ar jūs pasitikit savim, ar jūs turite tą groundą, kad jūs galit palaikyti savo nuomonę, galit įrodyti žmogui. Kūno kalba bet kokiam gyvenimo aspekte gali jums padėti. Kad ir darbo pokalbiuose. Jeigu jūs ateitumėt ir bandytumėt paaiškinti, kodėl esat geriausias darbuotojas, kokį jūs galėtų priimti, jūs manot, jeigu taip sėdėsit, jūs priims. Jūs turėsit gal mažą šansą, priklauso nuo įmonės kokios, bet jeigu jūs būsit outstanding, būsit pasitikinti savim, turėsit toną, turėsit gesture, rankas ten laikysit kokias manly, jūs turėsit žymiai daugiau opportunities gyvenime ir nepamirškit to.
Kūno kalba labai svarbi. Ir trečias dalykas, tiesiog appreciatinkit mažas pergalės. Labai simple. Appreciatinkit mažas pergalės. Visą laiką pagalvokit, kai pakeliat ranką mokykloje. Visą laiką supraskit, kad gal ir tai nėra durnų klausimų. Jūs galit klausti visiškai bet ko mokykloje. Ar ten, nežinau, bet kur, kursuose, dar kažkur. Galit bet ko klausti, niekada nebus durnų klausimų. Nes yra statistikos padaryta, kad 80% žmonių, kurie buvo tą patį klausimą sugalvojęs, bet tiesiog neišdryso paklausti to klausimą. Ir nebūkit tas žmogus, kuris nedrįsta. Nebūkit tas žmogus, kuris bijo. Nes mes visi bijome. Mes visi bijome būti judgindami. Mes bijome, kaip mes apsirengiam ar patik žmonėm. Bet visiems visiškai pohui. Niekam nesvarbu, kaip tu atrodai. Absoliučiai. Visiems yra svarbu, kaip tu save prisižiūri, kaip tu pasitiki savim, kaip tu save iškeli. Aišku, nebūti egoistu, nes čia yra visiškai kitas dalykas, bet kaip tu pasitiki savim, čia yra svarbiausia žmonėms. Ir tiesiog appreciatinkit mažas pergalės. Jeigu pakeliat ranką mokykloje, pakelkit tą ranką mokykloje, pakelk tą ranką, paklaus to klausimo. Ir tiesiog tas confidence nėra įgimtas dalykas. Confidence yra kaip įgūdis. Tu turi jį bildinti. Ir tie maži stepsai visą laiką padės. Aš visą laiką kartosiu, kad mažai žingsniais yra viskas pasiekiama. Kad ir užsisakyti maisto telefonu, ar ten nueiti į restoraną ir ten paprašyti, šis laiką irgi bijodavau, atneškit sąskaitą, ten bijodavau ten ranką iškelt, bet dabar suprantu, kad niekam nerūpi. Jeigu tau reikia, tu imi ir darai. Nes niekas gyvenime tavęs neišgelbės. Tik tai tu save gali išgelbėti. Ir pasitikėti savim, tai tau 100 kartų geriau padės. Appreciating mažas pergalės. Gerai, rundownas. Visiems autistam. Pirmas dalykas yra, nebūk griežtas savo. Nebūk griežtas savo. Tu gyvenime turi save, tu turi save mylėti. Gal visi gurų sako, kad nekęs savęs. Skausmas tik tai priveda prie geresnių rezultatų. Tačiau, ar tu nori jausti skausmą visą savo gyvenimą? Tiesiog paklaus savęs to klausimo, ar tu nori jausti skausmą visą savo gyvenimą ir pykti ant savęs visą savo gyvenimą, kad kažko nepadarei ar nerizikavai ir dar kažką. Ne, tu tiesiog pasitikėk savim, tiesiog būk savo geriausiu draugu. Ir tas pasitikėjimas tiesiog automatiškai padidės. Antras dalykas, kūno kalba. Čia paprastas dalykas. Kuo tu labiau atrodysi toks autentiškesnis, toks pasitikint savi, platus pečiai, viską, tuo žmonės tave labiau gerbs. Galvos, kad tu pasitiki savim, kad tu, esi to žmogus, kuris, turi savo groundą, turi ryžto kažką padaryti, dar kažką. Niekada nerodykit baimės. Mes visi šykam į batą, absoliučiai, kiekvienas žmogus mes šykam į batą, kai reikia ten kažką pristatyti arba papasakoti, ką nors. Mes visi šykam į batą, mes visi turim tą baimės jausmą, bet tas dalykas, kaip mes tą baimę panaudosim, čia yra paslaptis, kad mes visi bijom. Mes tiesiog, kai kurie žmonės tiesiog moka taip paslėpti tą baimę, kad panaudoja tai kaip kūrą. Ir trečias dalykas, appreciatinkit mažas pergalės. Mažas pergalės priveda prie didelių rezultatų. Pakelk ranką mokyklai. Būk tas pirmas žmogus, kuris pradės kalbą. Pirmas žmogus, kuris kažką padarys, nes tie pirmi žmonės visą laiką laimės gyvenimai. Būsi pirmas, laimėsi gyvenime. Būsi antras, gal ir laimėsi, bet tau sudėtinga bus, nes tu bijojai, tu nepasitikėjai savim. Ir tavo opportunities dingsta. Priimi riziką ir taip atsitinka. Ir jeigu manot, kad mano kontentas yra vertas išgirsti, pasidalinkit su draugais, parašykit atsiliepimų, komentarų, aš visą laiką išklausysiu žmonių, aš žmonių žmogus, man visą laiką patinka socializuotis, man patinka žmonėms atsakinėti klausimus ir man patinka su jais komunikuoti. Tai jeigu turi kokių klausimų, rašykit, galit subscribe mygtuką irgi paspaus, patinka, dar kažką. Aš noriu pamatyti, kad žmonės iš tikrųjų žiūri mano kontentą ir supranta, kad tai yra reasonable išgirsti, kad tai nori išgirsti, kad tai yra gera informacija. Ir aš manau, kad tau labai pasiseks būti pasitikėjančiu savimi, jeigu padarysi tos 3 dalykus. Sėkmės tau gyvenime.